Oi, Akvilė, kaip smagu, kad tu gali man kompaniją palaikyti. Dviese sportuoti daug smagiau ir motyvacija didesnė. Nesijaudinkit, aš jums tinginiauti tikrai neleisiu. Su šiais lauko treniruokliais galima atlikti tiek daug puikių pratimų, kad jūsų viršsvoris ištirps kaip sniegas pavasarį. Jokio viršsvorio šie treniruokliai neištirpdys. Pasikliaukit manim, tikrai ištirpdys. Tai reikia valios, ryžto, kantrybės, na pirmyn. Akvilė, žmogaus svoris viršijantis normalią kūno masę yra vadinamas antsvoriu, o ne viršsvoriu. Taigi sportas, judėjimas gali sumažinti antsvorį, o ne viršsvorį, kaip tu tai netaisyklingai sakėjai. O kas gali turėti viršsvorio? Viršsvorį vartojame, kai kalbame apie kitus sveriamus dalykus, pavyzdžiui, krovinius. Tarkime, bagažo viršsvoris, sunkvežimio viršsvoris. Taip. Na gerai, ačiū, kad pataisėt. Šitą pratimą galite atlikti ne 30, bet 29 kartus. Oi, ne. Šito pratimą aš jums negaliu užskaityti. Užskaityti? Na taip, ne visa jėga pratimą atliekat, tad tik veltui gaištate laiką. Tada tu negali įskaityti, o ne užskaityti, kaip tu ten netaisyklingai sakai. Tu negali įskaičiuoti, įtraukti į mano gerai atliktų pratimų skaičių. Gerai, šitas pratimas neįskaitytas. Turite pratimų seriją atlikti iš naujo.